Sveiki, šiandieną turim labai įdomiai atrodantį integralą su skaičiumi i, kompleksiniu skaičiumi i ir kaip padoru pasivadinau integralą irgi i kaip integralas, žodžiu. Ir kaip išspręsti tokį, yra labai gražus toks būdas paversti tą logaritmą kažkuo kitu, tai pradžiai žiūrime tik tais į i. Ir kaip mes galim įsireikšti i kažkokią kitokią formą. Pagal Eulerio formulę e pakelta i theta yra lygu kosinus theta plus i sinus theta. Tai ką mums reikia įsistatyti vietoj theta, kad mes gautumėm i. Theta turi būti pi iš 2, nes kosinusas pi iš 2 būtų 0, o sinusas 1, tai gautumėm tiesiog i. Vadinasi, i mes galim persirašyti kaip e pakelta i pi iš 2. Tai dabar įsistatydami į mūsų integralą turim integralą nuo 0 iki 1. Vietoj i pasirašę e pakelta i pi iš 2 ir dar pakelta ln x. Tai čia turim ln x dx. Ir ką daryti čia? Neatrodo kaip kažkas, kas yra labai greitai sprendžiama, bet jeigu mes pažiūrėsime į kompleksinę rodiklinę funkciją a pakelta z, kur a yra kompleksinis nenulinis skaičius, mes galime tai parašyti kaip e pakelta z kart ln a. Viskas gerai. Tai dabar žiūrėdami į šitą išraišką ir mūsų integralo vidaus išraišką, ką mes pastebime? Mes pastebime, kad a mūsų atveju yra x, o z yra i kart pi iš 2. Vadinasi, mes šitą mūsų integralo atžvilgiu galim persirašyti kaip x pakelta i pi iš 2. Dabar integruodami nuo 0 iki 1 turim x pakelta i pi iš 2 dx. Na ir čia integruoti tikrai paprasta, kadangi i pi iš 2 yra konstanta, tai lygiai taip pat kaip integruoti kaip x antroji integruotumėm, tai bus lygu x pakelta i pi iš 2 plus 1 padalinta iš i pi iš 2 plus 1 ir nuo 0 iki 1. Tai jeigu įsistatytumėm vienetą, čia pakėlę laipsnių gautumėm tiesiog vienetą, padalintą iš i pi iš 2 plus 1 ir atimtumėm, jeigu įstatom 0, tai gausime 0. Vadinasi, čia toks būtų, bet reiktų dar truputį susitvarkyti. Tai daugindami viską iš 2 turėsim 2, pačioje turėsim i pi plus 2, bet matot, kad apačioje turim i pi plus 2, kas neatrodo labai gražu, tai mums reiktų kažkaip subendrinti, galbūt, kad viršui kažkas irgi būtų. Tai procesas yra lygiai toks pats su kompleksiniais skaičiais, kaip yra su iracionalumo panaikinimu. Tai galime pažiūrėti į šitą kaip, sakykime, iracionalumą ir dauginti iš i pi minus 2 i kart pi minus 2. Ir ką gausime? Gausime 2 i pi minus 4, o pačiai gausime tiesiog i pi kvadratu minus 4. Tai o i kart pi kart i kart i, tai i kart i yra minus 1 ir mums lieka pi kvadratu. Tai turėtume šitokį atsakymą, bet kad dar pilnesnį parašyti atsakymą, mes tiesiog galime išreikšti realias dalis mūsų integralo nuo 0 iki 1 i pakelta ln x ir įsivaizduotiną dalį mūsų integralo nuo 0 iki 1 i pakelta ln x. Tai reali dalis, jeigu čia išskirtumėm, štai tai išskirti galima į dvi dalis. Pirma dalis bus 2 i pi padalinta iš minus
pi kvadratu minus 4, tai jeigu čia dar minusą iškelsim, čia tiesiog galima parašyti minusą, čia bus pi kvadratu plus 4 ir minus 4 iš minus pi kvadratu minus 4 vėl minusą galima iškelti ir čia minusas įsikelia pasidarys pliusas 4 padalinta iš pi kvadratu plus 4. Ir realioji mūsų dalis bus štai šita, tai realioji integralo dalis 4 padalinta iš pi kvadratu plus 4, o įsivaizduotinė dalis bus minus 2pi padalinta iš pi kvadratu plus 4. Ir va, nepanaudojame jokių funkcijų, jokių fancy dalykų, tik tais paprastus skaičius, aritmetiką ir kompleksiją.